Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinuosi žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Na, o šiandien kalbame apie tai, ko labiausiai bijo moteris. Taip, endometriozė yra vienas iš tų baubų, nes būtent ši liga apibūdinama kaip klastinga ir kitų ligų simptomus pamėgdžiojanti bei sunkiai diagnozuojama liga. Ar iš tiesų ji tokia baisi, kaip aš kad pasakoju, klausėme gydytojos akušerės ginekologės Gretos Balčiūnaitės. Greta, sveiki. Ir būtent tas apibūdinimas, kurį pavyko surinkti, ar jisai taikliai atspindi ligą, ar čia kaip visada sutirštinti vandenis slepiasi? Tai gal pradžioj, kad pašnekėti, kas ta endometriozė yra. Gal norisi pasakyti, kad nes dažnai terminą žinom, bet kas tai yra, taip ir nežinom. Tai realiai endometriozė yra į gleivinės audinį, panašaus audinio buvimas už gimdos ribų. Tai reiškia, kad toks audinys neturi ten būti. Jis turi būti gimdoje, bet yra ne ten, kur reikia. Ir sukelia tada simptomus automatiškai, būdamas ne savo vietoje. Tai ko moteris dažniausiai bijo susijusi su endometrioze, tai dažniausiai išgirdusios tą diagnozę galvoja, kas nevaisingumas. Visi girdim socialinėje erdvėje tikriausiai, kad baiminimu. Bijo hormoninio gydymo, nes hormonai vis dar labai toksai dalykas audringas yra ir labai daug diskusijų ir visokiausių susipriešinimų šitoj vyksta sferoje. Ir dažniausiai bijo ir operacinio gydymo. Visgi narkozė, kad reikės operuoti, kaip gydymas, ar tai nepavyks vaisingumo. Tai tikriausiai tie pagrindiniai dalykai ir priveda prie tos didelės baimės, kad moteris, išgirdusios tą diagnozę išsigąsta arba eidamos bijo ją išgirsti. Žinot, tas pasakymas, kad neišgydoma, šitoj vietoj tikrai net ir drąsiausias matyt parklupdo. Tai kaip reikia su ją elgtis ir iš vis ar galima ją pajausti, užčiuopti, ar atsitiktiniu būdu tik tai diagnozuojama? Tas atsitiktinis, kai tiesiog lankaisi jūsų kabinete. Tai čia labai iš tikro skirtingai. Endometriozė nebūtinai visada turės simptomus. Kai kurios moteris ateina jau su simptomais, tai kokie tie simptomai gali būti? Tai gali būti tepliojimai rudi prieš mėnesinės, gali būti labai gausios mėnesinės, labai skausmingos mėnesinės, gali būti varginantis skausmai tuštinimuose metu, šlapinimuose metu, skausmingi lytiniai santykiai. Gali būti tokių netradicinių jausmų kaip pykinimas, visokie tokie dalykai, gali būti nevaisingumas galų gale ir dėl to kreipiasi. Tai atvyksta kartais moteris su kažkokiais iš šitų simptomų ir pasižiūrėjus jau gali įtarti, kad moteriai yra endometriozė, o kartais ateina tiesiog profilaktinė patikrinimai be ne vieno simptomų, iš kurio aš čia išvardinu, gali būti jokių, neturi nieko, ateina ir tu moteriai pasakai, kad yra endometriozė, matydama pagal vaizdą. Čia gal labai toksai momentas yra labai svarbus, mes dažnai sakom, endometriozė, jinai kaip ir 100% diagnozuojama yra operaciniu būdu. Tai, ką mes matom echoskopo ekrane, tai yra tiesiog kaip įtarimas, bet jinai turi labai tokius tipinius savo bruožus ir tu jau matydamas, tarkim, endometrioidinį cistą kiaušidį pagal tos požymius, tu jau gali sakyti, kad čia bus endometriozė ir taip ir patvirtintų operaciniu būdu. Tikrai nereikia visada operuoti tam, kad patvirtinti diagnozę. Tai toks dalykas yra, kad echoskopiškai mes įtariam, bet taip 100% patvirtinti gali operaciniu būdu. Ir kai kurių dalykų su endometriozė susijusių mes nematom, nei echoskopiškai, nei, tarkim, darant magnetinį rezonansą ar kompiuterinę tomografiją, kažkokių mažesnių židinių, saugų, įvairiausių susiformavusių, ką mėgsta daryti endometriozė. Tai negali tokių dalykų pamatyti. Slapstosi iš esmės, ar ne, organizme ir gydytojo profesionalumo, akylumo reikalas jau ją ten susekti. Kiek tai yra dažnas susirgimas mūsų visuomenėje ir kas kelinta moteris kenčia nuo jos? Tai yra, manau, dažnėjanti liga, vis daugiau mes turim tų diagnostikos galimybių ir vis daugiau jos diagnozuojama. Tai yra maždaug 10%. Tai yra viena iš 10, tai mūsų duomenys tada mus pasiekia statistiniai, kaip sakau, vėluodami. Mes žinom apie kokius 2022 metų duomenys, jau taip tiksliai žinome. Taip. Pasaulinė sveikatos organizacija dar tokių labai atnaujintų šių metų 24-23 dar ne viskas skelbia. Tai ta statistika yra tokia, kad maždaug viena iš 10 šiuo metu
diagnozuojama yra, bet mes tą žinom, kad yra šitoj srity labai daug ir klaidingų diagnozių, kai yra galbūt kartais hiperdiagnozuojama, kai diagnozuojama vien pagal simptomus, nematant jokių kitų požymių, kas kartais suklaidina, bet kartais būna ir priešingai. Būna, kad ta endometriozė yra, kaip sakau, yra kažkokios saugos, yra maži židiniai, kurių tu nematai atlikdamas diagnostiniais tais būdais, tiek echoskopiškai, tiek tokiu magnetiniu rezonansu, bet operaciniu būdu pravėrus pilvo sieną ir su kamera įlindus į būtent pilvo ertmę, tu pamatai, kad visgi endometriozė yra, nors echoskopiškai tu to nematei. Sveiki, o mes gyvi, ar ne? Nu, žodžiu, bet vat, ne iš karto pasimato. Kokie yra populiariausi, gajausi mitai ir vienas iš jų, vat, ruošiantis laidai teko skaityti, kad, na, jeigu moters gyvenime pasitaikė abortas, tai jau ko gero ir šita liga seks. Ar iš tikrųjų taip? Ne, iš tikrųjų, nėštumo nutraukimas jisai nėra susijęs su endometriozės, kaip sakyti, tai nėra endometriozės priežastis. Tai mes net nežinom tikslių to priežasčių, kodėl ta endometriozė iš tikrųjų atsiranda. Tai yra tik daug įvairiausių teorijų, bet kaip nėštumo nutraukimas nėra įvardinama kaip priežastis šito dalyko. Mitų tai iš tikrųjų yra labai daug, tai vienas tikriausiai dar iš tokių labai populiarių, kad endometriozė lygų nevaisingumui, kad tikrai taip nėra. Faktas, kad yra to, kad dažnis procentaliai galbūt daugiau moterų susiduria su vaisingumo problemam, bet tikrai nemaža dalis moterų visiškai pastoja be jokių problemų ir gali susilaukti vaikų ir ne vieno ir ramiai išnešioja ir viskas būna gerai. Dar turbūt kitas iš tų tokių mitų irgi būtų, kad ką aš kalbėjau apie tos simptomus, kad tarkim tepliojimas prieš mėnesinės, tai jau iš karto bus endometriozė. Tai tikrai yra daug kitų fiziologinių dalykų, kurie tos pačius simptomus sukelia. Kai mes kalbam, kad tai yra liga kaip beždžionė, kur labai daug simptomų būdinga ir kitom ligom. Taip. Lygiai taip pat skausmingos mėnesinės, kai yra tikrai nebūtinai tai bus endometriozės priežastis, irgi toks vienas iš mitų. Kitas dalykas gal, kad nustačius endometriozę būtinai reikės operacinio gydymo, toksai vienas irgi, kas netiktų, net netiesa yra, arba kad pašalinus, tarkim, gimdą, endometriozė išnyksta, tai čia svarbu suprasti, kad gimda tik pašalinama kaip pats audinys, bet kiaušidės toliau gamina hormonus, o endometrioidiniai židiniai jie išlieka jautrus hormonam ir kadangi yra už gimdos ribų, tai pašalinus gimdą, tai tik tais gimdos audinys nebegauna to hormoninio poveikio, bet tie audiniai, kurie lieka už gimdos ribų, toliau yra veikiami hormonų. Toliau galbūt dar toks dažnesnis mitas apie išgydymą ligos, kad liga yra išgydoma, tai va čia tas toksai jinai yra labai gerai kontroliuojama, jinai nėra išgydoma, galbūt židiniai yra šalinami, skiriamas profilaktinis gydymas, kad trukdyti ligai progresuoti. Tai va tokie dalykai yra, bet kad tai pasakyti, jog jinai išgydoma visiškai, tai ne. Kiek tų metų būna, kai, žodžiu, tikėtina dažniausiai ją sutikti, nuo kada moteris turėtų, pagalvoti, kad reikia gal vis dėlto ir pasityrinėti, ar ne? Šiaip tikriausiai, sakyčiau moterim, kad kartą per metus privaloma, kaip tėvė mūsų ateiti pas ginekologą ir atrasti ligą. Čia galėtų būti tas papildomas klausimas. Žinot, aš pagalvoju, o gal dar ir tai, ar ne? Tiesiog. Tai dažniausiai liga diagnozuojama tam vadinam tokiam reprodukciniam amžiui, aktyvam hormonų, kai vyksta tos ciklas toksai taisyklingesnis, tai nuo 20 iki 40 metų amžiuje, galbūt labiau pasim virš 30, artėjant link 30. Čia tikriausiai toks pakankamai lengvai paaiškinamas galbūt dalykas dėl to, kad tuo metu jau tas hormoninis mūsų balansas yra pats geriausias, pats aktyviausias, pakankamai to estrogeno yra išskiriama tai, kas patinka endometriozei. Tai jinai labai mėgsta tą hormoninį poveikį, nes dėl to jinai veša, dėl to daugėja tų židinių, saugų ir visa kita, būtent dėl hormoninio to tokio efekto ir būtent tame amžiuje endometriozė yra aktyviausia. Artėjant link menopauzės, tai endometriozės tas aktyvumas šiek tiek hormoninės, kaip sakyt, balansas jisai blogėja, tai ir tas aktyvumas pačios endometriozės jisai turėtų slopti ir sulaukus menopauzės kaip ir toks jau likti tai, kas yra, nebeprogresuoti. Tai dėl to diagnozuojama daugiausia tame amžiuje iki 40.
O su paveldimumu kažkaip siejasi, ar čia nieko bendro? Yra, šiek tiek iš tikro yra ir kad moteris, kurios šeimoje buvo endometriozės atveju, rizika irgi turėti endometriozę išauga. Tikrai rizika didėja. Keistas klausimas, bet mes jį visada stengiamės užduoti. Ar tai užkrečiama liga? Ne, tikrai ne. Būkit drąsą, žodžiu, jeigu mama yra ar draugė yra, tai apsikabinti vis dar gali, Taip. ar ne? Taip. Taip, o ką pasakoja, tarkim, jūsų pacientės, tom, kur diagnozuojat, ar galima iš kažkokios simptomatikos, iš kitokio skausmo nusakyti, kad būtent ši liga jas kankina? Iš simptomų, kad nusakyti, tai iš tikrųjų taip, dažniausiai, kaip ir paminėjom, tos visus simptomus, visus tos tepliojimus prieš mėnesinės, skausmingas tas mėnesinės, gausias mėnesinės, tie pagrindiniai simptomai, galima jas iš tikrųjų įtarti ir dažnai gal čia, kai susiduriu su pacientė kabinete, su šitais simptomais ir su endometriozės diagnoze, tai neretai tenka turbūt padirbėti psichologiškai, kad paaiškinti iš viso, kas ta liga yra. Aišku, dažniausiai klausimas būna, kodėl jinai atsirado. Ką ne tai padariau? Kodėl tai padariau, kas tą ligą sukėlė, kodėl anksčiau nepastebėjau, kad jinai yra, kaip galėjo ta cista tokia didelė užaugti, o aš nežinojau, kad jinai yra. Tai tenka padirbėti, iš tikrųjų kartais sunku paaiškinti, kai žmogui pasakai, kad mes nežinom, kodėl ta liga atsirado, nes tos tikrosios prigimtinės teorijos kaip ir nėra, bandai paaiškinti. Tai tenka įveikti daugelį tų mitų, kuriuos mes aptarėm, kad pacientė neišsigastų. Ir tada tenka sėsti kalbėti apie tolimesnį gydymą ir kaip toliau jos gyvenimas pasikoreguos, nustačius tą diagnozę, kas irgi labai išgąsdina. Tai realiai toks tenkantis didelis krūvis pagrinde konsultacijos metu susidūrus su tą diagnozę, tai būna tikriausiai tas pacientės psichologinis nuraminimas ir aiškaus plano sudėliojimas, kad jinai išėjusi namo ne su stresu, o labiau su tokiom aiškiom žiniom išeitų. Vienas iš mitų, kad moteris, kurios nespėjo susilaukti vaikų, tarkim, iki 40, sako, matyt dėl to, kad kažkaip to šeimos anksčiau nesukūriau. Gal ar galima sakyti, kad gimdymas kažkaip tai nuo to apsaugo ir irgi čia mitas? Nėštumas, jisai, kaip sakyti, tuo metu, kai moteris yra nėščia, tai tuo metu endometrioidiniai židiniai būna ramos, jie yra neprogresuojantis, nes tada nevyksta tas toksai cikliškumas, nėra to mėnesinio laiko, kas labai patinka endometriozei, tai nėštumo metu šiek tiek yra ta prislopinta endometriozė. Tai tas yra dalykas, kad moteris, kurios negimdžiusios ilgą laiką, kad tą laikotarpį visą laiką vyko ciklas, daugiau buvo tų cikliškumų, dėl ko ta endometriozė turėjo daugiau šansų pasireikšti, daugiau šansų išprogresuoti. Tai taip paskaičiavus tą santykį, kiek moteris turėjo mėnesinių vietoj to, jeigu būtų buvus nėščia, tai atrodo padidėtų šansas, kad moteris, kuri yra ilgą laiką negimdžiusi, galėjo prisidėti šiek tiek prie ligos progresavimo. Tai yra būdas išsiųsti endometriozę atostogų, žodžiu, tik ne visos tam subręsta pasiruošę, ne visom susiklosto, ko gero, ar ne? O apie kontroliavimą šitos ligos, kokie populiariausi metodai, kaip tą darote šiandien ir ar yra kažkokių pokyčių lyginant, pavyzdžiui, kaip mūsų mamos su tuo tvarkėsi? Endometriozės ligos tas gydymas, aš labai mėgstu jį individualizuoti, kad nedaryti 1, 2, 3 visom vienodai, įvertinti, kaip yra dabar, nes labai viskas keitėsi per visą tą laiką, kai endometriozė iš vis atsirado toje kaip diagnostikoje, tai stengdamas ją daug operuoti anksčiau, paskui atsirado kažkokios tai ribos, kad pasiekus maždaug kai cistą endometrioidinė yra 4-5 cm, tada siųsti moterį operuotis. Dabar jau daugelis kongresų šneka apie tai, kad jeigu tai yra, tarkim, nesimptominė liga, moteris neturi jokių simptomų, moteris planuoja nėštumą, kad nepulti operuoti, leisti moteriai planuoti nėštumą ir paskui žiūrėti, ką su ta liga daryti, nes visgi ir operacinis gydymas turi savo niuansų, pavyzdžiui, irgi kiaušidės audinį gali pažeisti, tad rezervas kiaušidžių sumažėti, turėti irgi problemą pastojimui, lygiai taip pat kaip endometriozė turi. Tai tokie individualizavimo dalykai, bet jeigu moteris neplanuoja nėštumo, operacinio gydymo nereikia, tada reikia kažkaip tą ligą stabdyti, neleisti jai progresuoti. Čia jau mes atsistojam į tą eilę prie hormoninio gydymo, kur pasirinko, kad būtent tas skiriami hormonai tam, kad slopinti tos endometrioidinius židinius.
Tai mesgi pagrindinis tas profilaktinis dalykas yra hormoninis, tai kalbant apie visokias progestininės priemonės ir apie kontraceptinės priemonės. Bet ir tai dar galima irgi individualizuoti visur, kad tai realiai gaunasi, kad aš dažnai sakau, jeigu moteris, tarkim, yra kažkur netoli 40 metų ar virš 40 metų, kaip pastebėti endometriozė, jinai yra nesimptominė, moteris jau nebeplanuoja nėštumo, planų kaip ir su nėštumu savo nebesieja, nebūtina moteris sodinti ir liepti vartoti hormoninį preparatų dabar iki pat menopauzės. Tikrai galima taikyti stebėjimą, dažniau pasikviesti kabinetą pastebėti, pasižiūrėti, kaip keičiasi ir su laiku, jeigu reikės, ir pridėti tą hormoninį gydymą. Tai pagrindė yra, jeigu kalbant apie tokią neoperacinį dalyką, tai arba stebėjimas, arba hormoninis gydymas. O kaip pačios moteris tvarkosi, jau kaip ir užsiminėt, kad sunkiausias momentas, kai sužino, kad yra ta liga ar ne, o paskui matyt jau kažkaip tai, susitaiko ir kryptingai kartu su jumis randa būdų, kaip įveikti. Dažniausiai tai būna, pradžioje kiekviena diagnozė žmogui kelia stresą, kad ir kokia jinai bebūtų, nesupranti, kad tai kalba apie sveikatą, o žmogaus smegenys dažniausiai mėgsta surinkti pačią blogiausią informaciją. Tai jeigu skaitai internete, dažniausiai ką dabar žmonės skaito internete, tai išeina, nesvarbu, kad patiki labai daug aiškios informacijos, bet žmonės grįžę namo vis tiek mėgsta skaityti labai, pasitikrinti ir viską išgirdo. O dažniausiai akis ieško tai, ko labiausiai bijai, prisiskaito tos informacijos, išsigąsta, galbūt būna tokio liūdesio etapo, paskui laikui bėgant, jau kai ateina antrą kartą, trečią kartą, žiūri, kad viskas dėliojasi visai neblogai, liga kontroliuojama, liga neprogresuoja, simptomai dingo, jaučiasi visai gerai, pavyko pastoti, tada atsiranda to tokia po truputį labiau ramybė ir išmoksi su to gyventi realiai. Tai pradžiai visada audringiau, o paskui po truputį žingsnis po žingsnio susitaiko, sužino ir ramybė visgi ateina. Nėra taip, kad dabar visą gyvenimą gyvens dideliam strese. Ne. O kas šiuo atveju valdant šią ligą yra vadinama sėkmės istorija? Ką jūs sakot, kad ar suvaldyti pavyko, ar kažkaip mažiau nepatogumų kelia? Kas šiuo atveju yra ta sėkmė? Turbūt sėkmės istorija yra ta, kai iš visos endometriozės nėra, bet čia būtų ta sėkmės istorija. Bet sėkmingiausia tai būna tai, kai moteris su endometrioze, tarkim, neturi jokių simptomų, pastoja, gražiai išnešioja vaikučius, pasigimdo tiek laikų, kiek norėtųsi, kad endometriozė neužkirto kelią vaisingumui. Ir po gimdymo jinai, tarkim, toliau nebeprogresavo, pavyko ją suvaldyti su vaistais ir realiai taip sulaukė menopauzės ir viskas ramiai taip ir nutilo. Tai čia turbūt ir būtų ta gražioji istorija, kai suvaldyta liga, nesukėlusi visiškai jokių didelių simptomų, pilvo skausmų, nevaisingumo ir tuštinimosi problemų, tai toksai lengvai praslysta su šita diagnoze, tik matant echoskopiškai darinius, bet be jokių didelių intervencijų ir gyvenimo kokybės pablogėjimų. Galvoju, kad esame labai laimingos gyvendamos būtent šiuo laikmečiu, kai yra echoskopai, galima diagnostika iki ten ar ne, tiksli. Ne visos moteris ir ne visais laikmečiais galėjo tuo pasidžiaugti. Tai kaip tuo metu spręsdavo, būdavo kažkokie skausmai, negalavimai ir, priskirdavo ko gero net ne tai lygai, ar ne, kokie evoliuciškai sprendimai būdavo. Aš manau, kad taip, kai echoskopai nebuvo, tai taip gerai atvaizduojantis tai, kas iš tikrųjų yra pas mus vidaus organuose, tai buvo daug sudėtingiau. Manau, kad mes tos diagnozės gana ilgai ir neturėjom tokios ir tiek daug jos neturėjom. Tai būdavo tiesiog nurašoma ant neaiškios kilmės skausmų, ant įvairiausių žarnyno problemų, ant vaistino skausmo, simptominis gydymas. Dažniausiai būdavo simptominis gydymas ir tiek. Tai mes gyvenam geram laikmetį, kada galime džiaugtis, kad visgi sugebam surasti, dar kažkaip sukontroliuoti. Net ir endometriozę sutikę, galime gyventi sėkmingai toliau, kontroliuodami ją, ar ne? Taip, tai yra lėtinė liga, bet jinai yra kontroliuojama liga, tai tikrai nereikia labai išsigąsti, reikia žinoti, reikia suprasti, reikia laikytis rekomendacijų, kad pasiekti to teigiamo rezultato, bet jinai tikrai gali būti sukontroliuota liga. Ir sutikti gydytoją, kurio požiūris sutaptų su tavuoju. Vat iš mūsų pašnekėsio aiškėja, kad yra labai skirtingų sprendimo būdų, ar ne, bet būtent moterį tausojantis.
šiuo atveju jai palankus nepulti į operacinę, ar ne, bet pirmiausia tuos kitus kelius išsianalizuoti. Susimašiau, kaip mūsų kaimynai, Lenkai, Estai, Latviai, ko gero labai panašiai tvarkosi, ar ne? Taip, mes naudojam vis tiek, vadovaujamės panašiom gairiam visi. Tai nėra mūsų Lietuvos sukurtos gairės, mes vadovaujamės tom jau pasauliniam rekomendacijom, kurios taikomas daugelį šalių ir važiuojam vis tiek į panašius kongresus, tos pasaulinius kongresus vadinamus, kur dalyjamasi ir tyrimais, gydymo rezultatais, rekomendacijom, pakeistais algoritmais. Tai mes tikrai čia nėra mūsų sukurtos, mūsų būt vietinės rekomendacijos, šitokios pasaulinės. Tai ar turėtumėt moterim kažkokį patarimą, kurios ateis pirmadienį, gal antradienį ir, kirba tas klausimas yra ar nėra? Aš gal labiausiai rekomenduočiau atsiradus simptomam neprisigūglinti tiek, kad jau išsigąsti, neprisigalvoti savo ligų, kurių dar nėra diagnozuota, kad jeigu yra šiek tiek neramu, tiesiog geriau ateiti, išsiaiškinti, išgirsti ir jeigu kyla klausimų, visada stengtis išsiaiškinti ne pačiai, o geriau klausti specialisto, kuris galėtų kažkiek ir ramybės įnešti. Nes kuo daugiau žinai, galbūt to darosi ramiau. Arba priešingai. Teoriškai palinkčioti daug lengviau. Visiškai sutinku su jumis, o ta praktika ranka atrodo pati tiesiasi ir atsakymų norisi greičiau, nei kad tyrimai yra atlikti. Tai trumpai, koncentruotai, aiškiai apie tai, ko bijo moteris ir kad gal visai bijoti nereikėtų. Šiandien bendravome su gydytoja, akušerė ginekologė Greta Balčiūnienė. Tikiuosi, kad visoms jums jau yra drąsiau, man asmeniškai irgi drąsiau. Tai matyt su ta nata ir keliausim į gyvenimą. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad edukavot ir grįžkit, kai tik galėsit. Ačiū. Malonaus. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Monodaktaras.lt